Na, mieloji šeiminėlė, dabar yra po 12:30. Aš noriu persirengti savo drabužius, kadangi važiuoju pas draugę į šventę. Bet dalykas yra toks, kad reikia būti apsirengus raudonai. Tai žinokite, aš užsidėsiu šią suknelę. Nu, tikiuosi, kad manęs pusnuogės nepamatys, bet aš manau, nieko tokio. Plaukai va taip. Vakar išsiploviau šviežiai galvą, jie labai skaniai kvepia. Gerai, beveik pasiruošus, dar reikia plaukus truputėlį vėliau susitvarkyti, bet atrodo neblogai. But are you sure you have eaten? You have plenty. Because she's good with cooking. Yeah. Oh, you mixed. Okay. But where is your like this? Because this is like there maybe. Yeah. Just sell it. The 100 carats. But it's cute. So now we take the number and pick. Yeah. Okay. Oh, it's nice to have a photo by the tree. Oh, you've got your new bulldog up. Yeah. Did you fix it? Number 3, that's me. Number 6 is me. Yeah, okay, good. Sure, I didn't get away. Oh, that's so beautiful. Oh, thank you so much. That's well fun. That's very interesting. Wow. Massive on that. Oh, no, I think a picture of Oh my God, what's that? I know. No, I ordered it online because I don't have a fan. Labas rytas, mieloji šeiminėlė. Matėte, vakar nuvažiavau pas drauges, atšventėme kalėdinius pietus ir šiandieną nereikia į mokyklą, kadangi yra Tajų tėčio diena. Tai ta proga nusprendėme, žinoma, aplankyti Simoną. Ryanas nudažė labai gražų atviruką, nupiešė, nudažė. Deja neparodau, kadangi pamiršau. Bet prieš einant pasimatyti su Simonu, aš noriu labai ramiai praleisti rytą. Užsidėjau kaukę, iškepiau vaikui blynus, taip pat likučiai kaukės, tas skystas serumas užsidėjau ant kūno, išviriau sriubos. Ryanui labai patinka kaulų sriuba, kuri virta ryžinėje. Taip pat įdedu tiumeriko, kuris labai gerai sveikatai. Susitvarkiau namus, viską susitvarkiau vakarui, taip pat išviriau ryžius. Ir ryžių vandenį pasilikau sau. Kodėl? Nes jisai labai padeda su odos skaistumu, gaivumu, švytėjimu, aplamai tikrai labai faina. Labas rytas, mieloji šeiminėlė. Dabar ties yra be 15:11, 12 valandą dienos susitinkame su Simonu. Ryanas paduos atvirutę, kurią pats padarė mokykloje, nes šiandieną yra Tajų tėčio diena Tailande. Tai nežinau, ar Europoje ar taip ar ne, gruodžio 5 diena. Tai dabar važiuoju į sporto salę. Pasportuosiu tik tais 20 minučių. Iš tikrųjų sakau tik tais. Aš visuomet sportuoju 20-30 minučių ir viskas. I'm looking at his phones. Why would he bring 2 phones at a restaurant? Well, maybe he's got one for home country and one for here. Žinau, gal ne kaip atrodo, bet labai skanu. Kiauliena ir kiaušinis su sviestu. Man labai skanu. Dažniausiai tai valgau jautieną, kartas nuo karto kiaulieną ir žinoma vištieną. Dabar yra po 6:25, šį vakarą ar šią dieną daug nefilmavau. Matėte, padariau pusryčius, nuvažiavome su Ryanu pasveikinti Simoną su
Tajų tėčio diena, Ryanas labai gražų atviruką padarė, taip pat Ryanas nupirko mums pietus, jisai pasitaupė truputėlį pinigų ir viskas. Aš po to važiavau į kavinę padirbėti, matėte, o dabar susidėjau aprangą į šią tašę, dėsiu į mašiną ir taip pat paimsiu Ryano drabužius, nusinešiu ją į mašiną. Kodėl? Nes ryte aš pastebėjau, kad turiu nemažai maišelių, bliūdelių, puodelių, tai maistas mums, tai šunims, tai vėl kažkas. Tai bandau viską susidėti į vieną arba į 2 tašes, ko nereikia per naktį šaldytuve laikyti ir iš karto dedu į mašiną, tai ryte laisva galva, ai gerai. Svarbiausia, kad prisimint, nes porą kartų ieškojau, lekiu, bėgioju, kur mano tašė, o po to prisiminiau, kad aš ją gražiai pasidėjau į mašiną. Gerai, dabar einam į mašiną, aš pasidėsiu. Ai, prieš tai darant, aš paimu Ryano drabužius. Ryano drabužius dėsiu į čia, o gal paprasčiausiai aš juos tik tais paimu šią maikutę labai fainą, tokia jinai medvilnė, tai labai gerai prie kūno ir tada kažkokius šortukus paimsiu ir tikriausiai perdėsiu čia su dantų pasta, dantų šepetėliu. Išgeria labai tokį saldų gėrimą, Tailandė labai mėgsta saldžius gėrimus, tai bandau pravalyti dantis po to. Gerai, dabar ieškom šortų, viską sudėsiu, dabar turiu čia. Gerai. Koinės tokias gal, nežinau. Labą dieną, mėloji šeiminėlė, dabar ties yra po 2:15 dienos. Esu mokykloje, vaikai pamokose, aš supjausčiau arbūzą. Dabar yra be 23, važiuoju nuvežti Artūrą namo. Dabar yra po 4:30. Ryanas grįž namo už gerų 10-15 minučių. Dabar pakepinsiu kiaulienos, kaip ir mėsainį, taip. Mėsos gabalą, Ryanui ir sau, ir taip pat pašildysiu ryžių su sriuba. Aš viską kepinu ant taukų arba sviesto. Turiu šį gabalą mėsos, truputėlį padaužysiu ir pasūdysiu su druska. Viskas. Taip pat turiu jautienos, tikriausiai sumaišysiu su kiauliena ir padarysiu tokius kaip ir mini kotletukus, kurie bus kepami ant sviesto, pasūdyti su druska ir įmesta į oro orkaitę. Na, vaikelį suvalgiau kiaulieną, beveik nieko vaikui nepalikau. Tai dabar supjaustysiu, susmulkinsiu česnaką ir pakepinsiu su jautiena ir užpilsiu šią curry sauce spicy. O, vaikas grįžta. Yes! Hi, darling. I'm very well. Dash, he just loves you. How are you feeling? A bit tired, huh? What's happened? Dash, Gulliver. Maybe a bit before dinner, okay? What's that? Glorious smell. You know what? This food is the best. And then my mom makes the greatest curries. Mums būtinai reikia šiandieną paruošti mūsų kalėdinę eglutę, bet prieš tai darant noriu susiorganizuoti šią vietą. Drabužių labai daug, kai kurie eis į viršų. Čia visuomet švarūs drabužiai, tuomet juos sukabinu čia, bet matau, kad jau truputėlį per daug prigrūsta, bet nieko. Tai šiandieną iš jų neorganizuosiu, bet reikia pradėti greitų laiku. Na, o čia Ryano drabužiai, kurie bus rytojui. Rytoj jisai
eis į futbolą ryte. Na ir tuomet jisai juos apsirengs. Vaikas nori antros porcijos ryžiai kartu su kariai. Sako, mama, būk gera, noriu dar vienos porcijos, bet ar galiu sėdėdamas ant sofos valgyti? Sakau, taip, šiandieną penktadienis, rytoj savaitgalis, sakau, nusipelnei atsipalaiduoti. Svarbiausia, kad nepribarstytų aplinkui nieko. Oho, Ryanas man paruošė maistą, bulvės fry, vištiena, hotdogas ir burgeris. Yeah, I'll take care of you, baby, okay? Are you sure you're going to be okay to go to a birthday party? Yeah. Na, mėlieji, matote, aš plaunu lauką, kadangi šunys prisisioja, nors ir aš juos vedžioju 2-3 kartus per dieną, bet vis tiek dašo lovą, laukia manęs, kad vėl pavedžiot, bet visuomet bandau praplauti, nors 2-3 kartus, gal 2 kartus per savaitę laukia, taip, truputėlį įpilu grindų ploviklio taip pat. Dabar yra be 10 ryto, greitai nuvažiuoju į sporto salę, pabūsiu geras 30 minučių ir tuomet važiuosiu susitvarkyti nagus. Noriu vežtis jūs į nagų tvarkymo vietą, manikiūro vietą. Kodėl? Kadangi jinai turi labai daug gražių spalvų. Kas daro mano nagus, tai vyras apsirengęs moterimi. Aš paklausiau, ar galėčiau pristatyti ir pasakyti labas. Jinai sako, taip, tai jeigu norite, aš jūs supažindinsiu su savo manikiūriste. Aš vadinu ją, kadangi jinai apsirengusi moteriškai, bet Ryanas visada sako, tai yra berniukas. Gerai, kurie pirmą kartą žiūri, sveiki, mes gyvename Tailande ir žinot, kas kaip ir įdomu ir tokia kaip ir realizacija, kad Ryanui yra 8 metai, bet jisai yra matęs labai daug. Ir aš manau, iš tikrųjų, iš vienos pusės yra gana gerai, kadangi niekas jo jau nebenustebina, netgi nebeklausia. Pavyzdžiui, yra žmonių, kur atskrenda pirmą kartą, gali į Tailandą pabūti, ne? Ir nesakau, kad, mano vaikas kitoks, jisai žino daugiau, ne. Bet jeigu tu užaugi praktiškai vienoje šalyje, kur moterys gali būti vyrais, vyrai moterimi, rengiasi vyrai su suknelėm, moteriais vėl kažką gal atviriau, ane, mažiau drabužių, tai jau niekas nebegazdina Ryano. Jisai iš tikrųjų net nenusistebi, net nepasižiūri, net neklausia, nes jam tai yra normalu. Iš tikrųjų, Tailande man patinka čia gyventi. Kodėl? Nes žmonės daugiau atsipalaidavę, jie neturi tokių įsitikinimų, kad tu turi tik tais vienaip rengtis ryte, kitaip rengtis vakare arba savaitgaliais. Čia kiekvienas rengiasi kaip nori, elgiasi kaip nori, daro ką nori. Bet taip sakant, taip pat noriu pasakyti, kad nors ir dauguma gal netikėtų, bet man Pataja, kur mes gyvename, tikrai ideali šeimoms. Žinoma, tai yra vietų, kur tu gali nueiti ir tikrai ne vaikams tenais eiti, ne vaikams būti, nes atmosfera daugiau suaugusių žmonių, ne? Bet kas palyginus su pačia Pataja, yra visko, ir prekybos centrų, ir žaidimų kambarių, ir pajūrių, ir netoli salų, 1, 2, 3, ir mokyklų, ir darželių, ir užsiėmimų, visko yra. Ko norėsi, ko ieškosi, to ir rasi. Va, tas yra labai faina. Gerai, nenoriu per daug išsiplėsti, nors jau ir išsiplėčiau, pas mus jau yra kalėdų eglutė pakabinta, vakar aš ją pakabinau. Eglutė atrodo taip, nieko blako, bet man patinka. Dašas mano. Tai dabar 10 valanda ryto, reikia važiuoti sportuoti. Ir toksai tingulys užėjų, žinokite, kažkaip nesinori, gal vėliau. Tai ką tokiais momentais darau? Dažniausiai važiuoju, nes
nori, nenori. Bet jeigu turiu truputėlį laiko, kaip dabar, kelias minutės, tuomet aš padarau tapingą. Tapingas labai padeda pakeisti vidinę energiją ir turėti rezultatus tokių, kokių nori. Pakeisti savo mąstyseną, pakeisti savo vidinę energiją, tą norą kažką daryti. Gerai, tai dabar turiu tokias mintis. Šiuo metu jaučiu, kad nenoriu eiti sportuoti, noriu atidėti, truputėlį tingiu, gal geriau nuvažiuoti kavos išgerti. Sportas palauks, gal rytoj tai padarysiu. Geriau atidėsiu iki rytojaus. Bet aš tokių minčių turiu labai dažnai. Žmonės kartais gal mato mano Instagramą, YouTube ir galvoja, blemba, jai taip kažkaip lengvai gaunasi. Iš tikrųjų tai ne. Pas mane motyvacijos visuomet nėra. Gana atvirkščiai, kadangi aš šiuo metu esu, ne šiuo metu, bet taip, esu viena mama. Simonas tik atvažiuoja valandai, pusvalandžiui 5-6 kartus per savaitę, kartais 4 kartus, žiūrint kaip. Žinoma, jisai padeda, bet pagrindinis darbas yra man. Tai aš pastebėjau, kad yra tų reikalų, tai kambarius tvarkytis, tai savo studijas daryti, tai vėl kažką susiorganizuoti, susiruošti. Ir aš manau, tas atidėliojimas kai kurių dalykų yra normalus dalykas, nes tu taip pat nori ir atrodo patinginiauti, nieko neveikti, bet aš žinau, kad sportas man duoda gerą daug energijos, bet taip pat gerą nuotaiką. Tai aš tai darau dėl savo sveikatos. Tai dabar aš darau tapingą. Nors ir jaučiu tinginį, aš vis tiek save labai myliu. Nors ir jaučiu, jog nenoriu daryti, nenoriu eiti sportuoti, save labai myliu. Nors ir nenoriu sportuoti, aš žinau, kad po sporto visuomet jaučiuosi geriau. Aš žinau, kad po sporto turiu daugiau energijos. Esu pozityvesnė, linksmesnė. Sportuoti ilgai nereikia. Užtenka 20 minučių. Po 20 minučių visiškai kitokia energija užplūs mano kūną. Būsiu daug linksmesnė, energingesnė, pasitikinti savimi. Va, matote, tas tapingas ilgas nebuvo, tik tais kelios minutės, 4 minutės, bet iš karto jaučiuosi geriau, turiu daugiau energijos, mintys nėra tokios aprasoja, apdulkėja. Žinau, kad tik 20 minučių pasportuosiu ir iš karto jausiuosi geriau. Kai kuriems žmonėms gal tai yra kažkokia bezabrazija, gal nesąmonė, kam tau čia daryti, tu negali gal pailsėti. Taip, tu gali ir pailsėti, ir pamiegoti, ir neiti sportuoti, bet aš žinau, kad visuomet jaučiuosi daug geriau po sporto. Na, mielieji, dabar yra be 10:11, pasportavau 30 minučių. Kaip gerai jaučiuosi! Wow! Kaip gerai, kad ėjau sportuoti. Blemba, tas tapingas kaip veikia. Emocinės laisvės technika. Iš tikrųjų, kokie žodžiai, tokie ir rezultatai. Kaip faina. Užsipumpavus, nesmirdu, nagų tvarkyti. Atėjau susitvarkyti nagus. Pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo. Gražios spalvos. Would you like to say hello? For my... Hello. What's your name? My name is Kaot. Kaot. Oh, yes, I have. Jeigu norėsite pasidaryti manikiūrą, galite ateiti. Čia 300 taiba, tai reikia įmesti, pasakyti, kiek kainuoja, apie keli eurai, gal 5 eurai, 10 eurų, nežinau. Visokių spalvų, čia yra netoli mažo prekybos centriko. Hi, Elizabeth. Wow!